Dalyviai tai Povilas Poderskis ir tema eilės prie tualetų ir paliktų daiktų paieška. Kviečiam Povilą. Sveiki visi, esu Povilas Poderskis ir principe aš čia, kadangi nelabai daug tokių genialių minčių turėjau, tai pridėjau dar skaidrių apie save ir panašiai, bet norėjau čia pataisyti pirminį pavadinimą, nes optimizacija tai gaunasi tik tai skliauto tualetui. Jokiems kitiems tualetams to fiziškai nelabai pritaikysi. Čia apie mane, bet kadangi nelabai matosi, tai aš truputį viską papasakosiu. Studijuoju KTU, dirbu 3 skirtingose darbuose. Čia programuotojų dirbu, gal gyvai reklamai reikia. Mėgstu dirbti. Dabar kodėl aš čia, tai paprasčiausiai manau, kad netgi paprastos ir labai tokios kuklios, gal net durnos idėjos gali pakeisti pasaulį ir padaryti kažką mums paprasčiau, lengviau, geriau, ar tiesiog, kad jos mums pagelbėtų normaliam, realiam gyvenime. Taigi, pirma mano idėja, čia bus 2 idėjos, taigi, apie pamestus daiktus. Jinai man kilo tiesiog vieną rytą, kai aš atsibudau ir man reikėjo greitai iš namų išeiti. Tai tada aš atradau tokią kaip ir problemą, kuri mane labai užknisa ir dažnai užknisa. Žodžiu, šiuolaikinis žmogus jisai skuba, jisai neturi laiko, jisai turi greitai bėgioti, lakstyti ir jis yra labai turtingas, ta prasme, kad jam iš namų išeinant reikia pasiimti piniginę, raktus, namų raktus, mašinos raktus, dokumentų piniginę ir taip toliau ir panašiai. Tai žodžiu, tai yra problema ir su ją susiduria maždaug 80% žmonių, kiek aš apklausiau bent jau. Ir principe tai, tą problemos mastą tai paryškina, nes su ją susiduriu ne vien tik aš ir manau, kad tai būtų naudinga kitiems. Žodžiu, aš turiu tam sprendimą. Jisai vadinasi AirFit technologija. Žodžiu, jeigu jūs prie kiekvieno daikto pridėtumėt po mikroschemą, kuri nėra labai brangi ir kurios baterija, kadangi tai pusiau pasyvios mikroschemos, laiko gana ilgą laiką, jūs galėtumėt aptikti kiekvieną daiktą. Trumpai apie technologiją. Technologija, jinai suaktyvinama siųstuvo ir jinai transliuoja tam tikrą signalą apie tą daiktą, tą vietą, prie kurios ta mikroschema prilipdyta ar prikabinta ar panašiai. Čia tokie techniniai dalykai, bet tiesiog reikia, kad suprastumėt. Yra ir brangesnių sprendimų, kurie galbūt nelabai tinka, bet pavyzdžiui, už $10 galima nupirkti tokį labai mažą daikčiuką ir priklijuoti jį taip pat prie kiekvieno savo rūpimo norimo daikto. Žodžiu, kitoj skaidriai bus piniginė. Taigi, įdėjus į piniginę tokią plokščią mikroschemą, kuri neužims daug vietos, principe galėtų atrodyti kaip kokia nors kreditinė kortelė ar kas nors panašiai, mes galėsime aptikti tokį daiktą kažkur paslėptą savo namuose. Dabar kaip daryti su raktais, nes ten kortelės neprikabinsi. Tai yra atitinkamai tokie pakabukai. Pakabuką prikabini prie raktų ir vėlgi gali aptikti tą daiktą su tam tikrais metodais. Apie metodus bus kita skaidrė, kurios aš dabar labai laukiu. Opa, taip, tai va, prikabinom dabar visur po mikroschemą. Nu ir kaip mums ją dabar surast? Ta mikroschema. Tai principai yra radiolokacinė antena. Ir mes su ją kaip su metalo detektorium vaikštom visur ir jinai pypsi, kuo arčiau mes to daikto esam. Tai principe pažymėję prie kiekvienos mikroschemos, kad tai yra kažkoks daiktas, mes galime jį aptikti su ta paprasta antena. Dabar galima tai realizuoti dar ir alternatyviai, aš čia pagalvojau apie kitus būdus. Pavyzdžiui, jeigu jūs sėdėt pas save namuose ar kokioj darbovietėj ir jūs pastoviai išeidamas pamirštat ką nors. Tai toks daiktas galėtų pradėti pipsėti, jeigu jūs nuo, pavyzdžiui, piniginės atsitraukėt per 10 metrų. Dabar, žodžiu, kaip tokį daiktą pagaminti ir už kiek, tai šitas rimtas katinas jums dabar aiškina. Žodžiu, rinka yra nemaža,
ir gamybos galimybės yra labai plačios ir principė tai galima padaryti nors ir rytoj. Dabar antra problema man kilo, kai aš papasakau savo žmonai apie pirmą idėją. Ir kam kyla šita problema? Blogai. Eilės prie tualetų yra blogai ir ypač prie skliauto tualeto, nes ten visada susirenka vien tik moterys. Kodėl? Žodžiu, jūs sėdit renginio metu. Pavyzdžiui, pecha kucha, ne? Aš vadinu taip, ne peča kučia. Ir jums reikia nueiti į tualetą. Tai jūs dabar praleisit mano prezentaciją, stovėdami tenai 5 minutės. Blogai. Dabar sprendimas būtų toks. Žodžiu, jūs ateinat, išsimušat bilietėlį, ir su bilietėliu sėdit savo, klausotės džiazo ar, bendraujat su draugais. Ir atėjus laikui užsidega jūsų numerėlis, ir jūs skubat daryti to, ką užsisakėt. Principė tai atrodo tiesiog taip. Banke visi buvot, visi matėt ir nieko čia tokio platno, bet idėja jinai tiktų, nes skliautė yra vienas tualetas, o daug jų ten nepristatysi. Nei ten žiūrėtųsi, nei ten patogu jos išvežti, tos budelės. Tai principė šito sprendimo rezultatas, atsiperkamumas, tai yra, kad nebebus eilių. Pagaliau skliaute, sėdėdami, galėsime nueiti į tualetą praktiškai tada, kada norime ir nešvaistyti savo brangaus laiko. Tai principė tiek apie šią idėją yra viskas. Ačiū. Ačiū, Povilai, ar bus klausimų iš šou? Toks labai paprastas klausimas, tiesiog netechnologinis iš tikrųjų. Idėja su mikročipais superinė, idėja su tualetu yra superinė. Aišku, aš esu toks gyvūnų mėgėjas, bet kaip tie bandymai su katėm pavyko, iš tikrųjų norėjau paklausti. Katės čia yra mano asmeninis toks interesas, man jos tiesiog patinka, tai aš čia jas ir pridėjau. Nes tingėjau fotografuoti kažką, tai vienintelė nuotrauka berods buvo skliauto tualeto duris, tai pridėjau katinų, nes reikėjo daugiau paveiksliukų, kad būtų efektyviau. Tai tiek. Turim, Povilai, dar vieną klausimą? Su tuo tualetu dar toksai klausimas. Kaip visgi elgtis su tais nevalyvais žmonėmis, kurie neišsimuš talonėlio link tualeto ir stengsis užlysti be eilės? Čia, kaip sako, daužt. Ačiū, Povilai.